Noriu pakviesti kitą moterį iš Vilniaus, nors pačią telšiečią Danutę, kad jinai pasidalintų tiesiog, kas įvyko pernai rugsėjo mėnesį Vilniui su jos sveikata, būtent su jos nugara. Žinot, kartais būna žmonės su kupra, ne? Tai Danutė daug metų turėjo taip pat kaip jinai įvardinti? Kupra, taip ir įvardinti, kupra. Ir matot, šiandien jos nėra. Bet kaip tai atsitiko, jinai papasakos. Sveiki atvykę į Viešpaties puotą. Tiesiog šiandieną stoviu prieš jūs tik todėl, kad Jėzus veda. Labai yra svarbu leistis Dievui vesti. Ir žinau, kad šiandieną visi esate žaizdoti, tokie kokie ir aš. Ir šiandieną stoviu čia tik todėl, kad Jėzus atėjo ir daug žaizdų jau išgydė. Ir žinau, kad išgydys viską, tik tam reikia laiko. Kad suprastumėt, kas atsitiko rugsėjo 26, aš turiu trumpai papasakot, kaip aš gyvenau. Aš esu alkoholiko dukra. Vaikystė buvo siaubinga, daug prievartos, skausmo, ašarų. Tėtis grasindavo nušauti, žiemą basom išvarydavo iš namų. Ir daugelis čia sėdite su tėvų paliktom žaizdom. Ir aš žinau, kas tai yra. Ir Dievas žino, ir Jisai skuba gydyti, nes per tą žaizdas aš padariau labai daug klaidų. Ir tiesiog tėtis mane išmokino nekęsti, jo nekęsti ir aš taip augau. Kai aš užaugau, aš nusprendžiau išvažiuoti į didelį miestą ir aš jo nebeprisimindavau, net maldose. Ir netikėtai iš svetimų žmonių išgirdau, kad jisai sunkiai serga ir išgirdau Jėzaus balsą aplankyti jį. Kažkas neseniai paklausė, iš kur žinai, kad tai buvo Dievo balsas, nes tik Jėzus gali kviesti į meilę. Tas balsas nekvietė nekęsti, pykti ar džiaugtis nelaimę to žmogaus, kuris labai skriaudė. Tas balsas kvietė į meilę. Būtent į tokią meilę, kuri yra sunkiausia. Sunkiausia mylėti tą, kuris tave labai labai skriaudžia. Ir aš kelias savaitės priešinausi tam balsui, bet tas balsas buvo toks švelnus. Ir aš pasikviečiau vyrą, nes aš bijojau pati, nes aš tėtį mačiau gal prieš 10 metų. Ir aš bijojau jį aplankyti, tiesiog nežinojau, kas manęs laukia. Iš vaikystės grįžo vėl visi prisiminimai. Ir iš tikrųjų nesileiskit velnio apgaunami, kai jums atrodo, kad jeigu nematot, negalvoja, tai ir žaizdų nebėra, tai yra netiesa. Mes labai dažnai tai, kas yra skaudžiausia, paslepiam. Ir iš tikrųjų visa tai išlenda per bendravimą, emocijas, draugystės šeimoje, per nemokėjimą užmegzti santykius, per nekantrumą su vaikais. Ir Jėzus tai matydamas jis trokšta gydyti. Ir kai aš pasibeldžiau į duris, už kurių stovėjo tėtis, mano širdis labai daužėsi. Ir kai atidarė duris žmogus, aš pamačiau jame mažutėlį. Tai buvo sulysęs, sukūdęs, išsigandęs, ligos ir vienatvės žmogus. Ir nuo tada prasidėjo mano ir tėčio gijimo kelias, jis buvo nuostabus. Tada, kai tiesiog Dievas yra toks nuostabus planuotojas, jis viską suplanavo taip, kad aš galėčiau tuo keliu eiti. Aš dirbu mokykloje ir tėtis sunkiai susirgo būtent birželio 2 dieną, kai aš negalėjau pasiteisinti Dievui, kad man reikia į darbą, nes man prasidėjo atostogos.
Ir aš persikėliau iš Vilniaus į Telšius su mažu vaiku, vyrą aš palikau Vilniuje. Ir tada atsimenu, vakarais verkdavau ir sakydavau, Dieve, tu juokauji turbūt su manim, tu vėl mane baudi už kažką, nes man tenka matyti žmogų, kurio aš nenoriu matyti ir jam gaminti, jį maitinti. Ir tiesiog tai buvo labai sunku. Ir kažkam sakiau, tai parduota vasara. Šiandien atsisukusi atgal, aš sakau, tai Dievo padovanota vasara. Mes su tėčiu išgyjom, jis irgi išgyjo, tai buvo sužeistas žmogus, velnio apvogtas, jis nemokėjo mylėti, nes jis pats negavo meilės. Ir mes su tėčiu artėjom, kaskart man užėjus į palatą, tarp mūsų kažkas tirpo ir tokie darbai galimi tik iš Dievo. Man reikėjo tik lankyti, nieko daugiau, o visą darbą atliko Dievas. Ta akimirka, kai aš maitindama tėtį galėjau jam pažiūrėti į akis, aš supratau, kad užgijo, aš galiu tam žmogui į akis žiūrėti. Keitėsi ir tėtis, jis pirmą kartą gyvenime paklausė, kaip aš jaučiuosi, ar ne per sunku man jo rūpintis ir apskritai čia dabar aš jam tokį vargą. Ir tai buvo tokie keisti žodžiai, nes niekada gyvenime nesu girdėjusi ir tai buvo nuostabu. Ir šiandien aš sakau, kad man Dievas leido pažinti, nors ir trumpai, tokį tėvą, kokį man padovanojo nuo pat pradžios, tik atėjo šėtonas ir jį apvogė, pavogė iš jo meilę ir tėvystės jausmą. Ir tie mėnesiai, jis gyveno tą vasarą tik 2 mėnesius. Tai buvo nuostabiausi mėnesiai. Aš rašinyje rašiau po to, kad tėtis surinko visas vaikystės žaizdas, visas šukes ir suklijavo į nuostabią mozaiką. Ir šiandien aš nebeturiu baimių, nebeturiu kaltės jausmo. Šiandien aš esu laisva. Ir kai kažkas kažkada pasakė, kokia tu šaunuolė, va, jis tave taip mušė, taip skriaudė, tu jo rūpinaisi, aš suskubau nutraukti tą žmogų, nes kas kart išsigastu nuo minties, kad kas būtų atsitikę, jeigu tada būčiau Dievui pasakiusi, ne, šiandien būčiau sudaužyta, sulaužyta ir būtų gyjimo kelias ilgesnis, mums Dievas leido per 2 mėnesius išgyti. Ir Dievas yra be galo dosnus, jis matė mano taip, matė atsidavimą, mes su tėčiu buvom iki paskutinio atokvėpio. Ir mes jį išlydėjom kaip nuostabiausią žmogų. Ir tada Jėzus matė mano ir kitas negalias. Kažkur girdėjau, kad Jėzui be galo svarbu yra iš pat pradžių išgydyti sielą, žmogaus vidų. Nes kažkaip gavau tokią mintį, pažinimą. Jėzus sako, tai ar gražu būtų, jeigu aš nuostabų rūbą apvilkčiau ant purvino kūno. Taigi sutepsim ir tą rūbą, vadinasi, visų pirma išvalom dvasią, sutvarkom, sutvarstom, ar ne? Ir tada, kai tu būsi laisva viduje, tu gausi fizinius išgydymus. Ir šiandien aš supratau, kad rugsėjo 26 tai buvo dovana. Tai buvo didžiulė dovana man už tai, kad aš leidausi į tą kelionę su Jėzum ir tėčiu. Ir tiesiog šiandien kreipiuosi į visus. Jeigu turite širdyje neatleidimą ar pyktį, atleiskite čia ir dabar. Neverta, ne viena mintis neverta to, kad jūs nepajustumėt Jėzaus. Jo prisilietimas yra švelnus, jo balsas yra čiurlenantis, jis yra nuostabus Dievas. Ir stebuklai tęsiasi, jie nesibaigė rugsėjo 26, stebuklai buvo ir iki rugsėjo 26, tik aš to nepastebėjau. Ir rugsėjo 26 aš tiesiog išgirdau, kad atvažiuoja Alanas ir tas toks keistas vidinis jausmas dabar, Danutė, dabar. Ir aš atsimenu, užsirašiau į savo užrašų knygutę, kad aš eisiu. Ir aš atėjau
aš labai jaudinaus, kadangi mes atėjom pirmą kartą į banketą ir vyras atėjo pirmą kartą, jisai atsisukęs į mane, jisai sako, kodėl tu tokia sėdi išsigandusi, sako, tai kur tu mane čia atvedė, jeigu pati bijai čia sėdėti. Mano baimė buvo kitokia, ji nebuvo žemiška, man atrodė, kad tuoj nusileis kažkas didingo, kažkas nuostabaus, kad mano dvasia sutiks kūrėją. Ir Alanas papasakojo apie nuostabius Dievo darbus ir tada pakvietė atgailos maldai. Ir po maldos jis pakvietė žmonės, kurie pirmą kartą meldėsi tą maldą į priekį, kad galėtų juos pasveikinti. Ir šėtonas ir tada darbavosi. Mes su vyru susižvalgėm, nes mes nesupratom pirmą kartą tą maldą, ar apskritai pirmą kartą, kas meldžiasi. Ir mes, žodžiu, mėtėmės, o pro mus ėjo daug žmonių. Ir mes taip ir likom vietoje ir aš įsikibau į atlošą ir stebėjau, kaip žmonės pro mane eina į priekį. Alanas jiems tiesė rankas ir sveikino, kad įsileido Jėzų į savo gyvenimą. Ir tada Alanas pasakė, kad dabar jis melsis už jų negalias. Ir tada aš susigraudenau ir aš nuleidau galvą ir pradėjau viduj verkti, kad Jėzau, aš taip norėjau ateiti, bet kažkas atsitiko, baimės, nedrąsa ir aš likau savo vietoje. Aš taip noriu gydymo ir vien todėl, kad kažko nesupratau ir likau čia vietoj stovėti, aš jo negausiu. Ir žinot, nutiko stebuklas. Sako, Jėzus girdi raudą. Sako, jis girdi žmogaus sielos raudą. Ir tiesiog tada Alanas jau dėjo rankas kitam žmogui ir meldėsi ar ne už jį. Ir man taip raudant viduj, aš staiga išgirdau, kaip Alanas nutraukė maldą. Jis atsisuko į salę. Mūsų salėje buvo dar likusi apie 50, gal daugiau, nežinau, bet buvo žmonių. Ir Alanas staiga mus visus nužvelgęs, sako, tarp salėje likusių yra žmonių su sergančiu stuburu. Ir aš pradėjau šaukti viduj, taip, aš čia, aš esu, aš čia. Ir tada galinga jėga, neįtikėtina jėga, bet tuo pačiu be galo švelni čiupo man už pečių ir pradėjo tarsi lošti atgal. Žinot, kaip žmogus, aš pamaniau, kad kažkas piktai juokauja, pamaniau, kad už nugaros sustovinti žmogus, matydamas mano kuprą, bando mane ištiesinti. Ir aš tada pasukau galvą, pažiūrėti, kas taip juokauja, nevykusiai, bet nieko nebuvo, visi žiūrėjo į priekį. Ir tada aš pajutau, kaip leidžiasi šventoji dvasia, galinga dvasia. Pajutau, kad neišlaikysiu jos atsistojusi ir apsvaigusi, nugriuvau. Ir jaučiau, kaip mane Jėzus 3 kartus išrietė, tiesino. Ir aš žinojau, šiaip aišku, atėjau ir su kitom negaliom, aš turiu ir kitų sveikatos problemų, bet tą akimirką žinojau, kad būtent tiesina nugarą. Ir kol Jėzus darbavosi, mano ausyse skambėjo žodžiai šventas, 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 viešpats galybių Dievas. Perskaičiau visai neseniai šventam rašte, kad taip angelai šlovina Jėzų. Vadinasi, kai Jėzus gydo žmogų, angelai džiaugiasi ir šlovina jį už begalinę meilę kūriniui. Ir tada Jėzus man iškėlė moters veidą, kolegės, kuri mane buvo labai skaudinus darbė ir aš nenorėjau taikytis. Ir Jėzus man tarsi pasakė, gydau į skolą. Ne todėl, kad esi nuostabi, gera ar susitvarkius viduj, gydau į skolą, atėjai su skolom pas mane, bet paprašė gražiai, kai turėsi galimybę sutvarkyk tai. Ir aš atsistojau tiesi ir šiandien aš esu tiesi tik todėl, kad Dievas man atnešė dovaną. Ir tiesiog žinau, kad Jėzus nori apdovanoti visus čia esančius. Tikrai žinau, nes tik aš ir Jėzus žinome, kokiais klystkeliais man yra tekę vaikščioti. Nesu nei šventoji, nei be nuodėmės, bet atėjo ir išgydė.
Vadinasi, nori gydyti visus. Nepatikėkit ne vienas, kada šėtonas jums meluos, kad jūs neverti. Ar žinot, kaip Jėzus vadina sielas, kurios yra susitepusios ir mūsų akimis jos yra nieko vertos? Jėzus šventam rašte jas vadina: kelkis mano gražioji ir eikš. Jėzui siela žmogaus, kad ir kokiam purve, yra gražioji. Ir kviečiu visus drąsiai artėti prie Jėzaus. Leiskitės Jėzaus mylimi, nes Jėzus jūs myli. Ir tik jūsų abejonės, jūsų baimės atskiria jūs nuo tos meilės, nes nieko nėra, kas gali atskirti žmogų nuo Dievo meilės. Nėra, nieko neegzistuoja. Todėl kviečiu jūs šiandien į Jėzaus puotą, į jo meilės puotą. Dėkui.